Maša ir stebuklinga uogienė. Išvirė senelė uogienę, supylė ją į stiklainius ir padėjo spintelėje ant lentynos. Štai, Mašenka, pasakė dukraitėliai, turėsime žiemai aviečių uogienės. Kaip ilgai teks laukti žiemos, pagalvojo Maša. Uogienė tikriausiai labai gardi. Suvalgysiu tik šaukštelį. Senelė nepastebės. Ir gerai, pamanė Mašenka. Tegu pailsi. Susirado Maša šaukštelį. Ne tokį jau mažą. Na, ką padarysi? Argi ji kalta, kad namuose nėra mažų šaukštelių? Skanu, sako Maša. Bet ar užteks vieno šaukštelio, kad pajustum uogienės skonį? Viskas. Suvalgysiu dar vieną šaukštelį ir padėsiu uogienę į vietą. Na, jau dabar tikrai paskutinį. Užteks. Pažvelgė Maša į stiklainį. Mato, visai mažai uogienės belikę. Žiemai tikriausiai neužteks, pagalvojo Maša. Et suvalgysiu visą. Tuo metu ją pašaukė senelė. Maša, Mašenka. Maša, ką šiandien uogienė valgė? Ne aš valgiau, atsakė Maša. Mūsų murklys uogienę išlaižė. Murklys. Negali būti. Tai kas dabar bus? Ai. Juk ta uogienė nepaprasta, ji stebuklinga. Kas suvalgys daugiau negu vieną šaukštą, pasidarys mažas kaip antpirštis. Kas man dabar bus?
Tai senelis uogienė. Štai. Pagailėjo gobšuolė. Baisiai siaubinga gobšuolė. Siaubinga gobšuolė. Nebijok, mergaitė. Kas tu? O kas tu? Aš Maša. O aš Pelė. Tu Pelė? Nustebo Maša. O kodėl tu tokia didelė? Aš nedidelė, tik tu maža. Tarė Maša. Todėl, kad aš uogienę suvalgiau. O pasakiau, kad tai padarė katinas murklys. Ir gerai padarė, katinui klius. Tegu nesmaguriauja, kuo papuola. Lik sveika. Maša, kaip tau negėda? Kodėl tu pasakei seneliai, kad aš išlaižiau uogienę? Ką ji dabar apie mane pamanys? Juk visą gyvenimą aš buvau gerbiamas katinas. Senelė, tai aš suvalgiau uogienę, tai aš suvalgiau. Brangioji senelė, tai aš suvalgiau uogienę, prisipažino Maša. Atleisk man, aš daugiau taip nedarysiu. Aš iš karto supratau, kad tai tu padarei, Maša, pasakė senelė, nes katės uogienės nemėgsta. Miau.